Kolegos su juos susitiko ir domėjosi naujausiamis šukuosenų tendencijomis. Įspūdingos šukuosenos, ryškus makijažas ir prie jų derantys kostiumai. Stilisto ir kirpėjo modeliuotojo Dmitrijaus Vinokurovo vizitinė kortelė. Lietuvoje stilistas ne tik surengė pasirodymą ant podiumo, bet ir pristatė šio sezono šukuosenas, demonstravo kirpimo ir dažymo technikas. Сейчас очень модно качество. Dabar madinga kokybė, tad ir šiandien daugiausia kalbėjau apie kokybiškai atrodančius plaukus, natūraliai žvilgančius, sveikus, prižiūrėtus. Drabužiai, aksesuarai turi būti kuo natūralesni, tačiau apdoroti šiuolaikinėmis technologijomis. Todėl ir kalbame apie tai, kad plaukai turi būti natūraliai gražūs, tačiau taip pat turi būti akivaizdu, kad jais stipriai rūpinamasi. Net ir natūraliems plaukams būtinas atspalvis. Svarbu ne tik pritaikyti kirpimą, bet ir išrinkti tinkamą plaukų spalvą. Besirinkdamos ją moterys, pasak stilisto Aleksėjaus Ladnovo, daro klaidų. Labai svarbu, kad besirinkdamos spalvą moteris pasitartų su specialistu. Kiekviena turėtų pasirinkti stilistą ir visiškai juo pasitikėti. Tada rezultatas tikrai bus idealus. Blogai, kai moteris mano, kad pačios viską žino geriausiai. Pasak Dmitrijaus Vinokurovo, besiruošdamos abiturientų išleistuvėms, merginos turėtų suvokti, kad geriau rengtis ir šukuotis kukliau, nei persistengti. Pats svarbiausias yra natūralumas. Jaunos merginos ir taip gražios. Labai svarbu tokią dieną nepersistengti. Kartais merginoms pasidaro protu nesuvokiamas šukuosenas. Nereikia stengtis atrodyti vyresnėmis. Tam dar bus laiko. Pasirodyme ant podiumo Vinokurovas pristatė 4 stilių šukuosenas ir apdarus. Keletą dienų šį pasirodymą kūrė rusų ir lietuvių stilistų komanda. Mūsų komanda buvo 5 pagalbiniai žmonės, tai kaip ir minėjom, buvo mūsų Lietuvos nacionalinės komandos nariai, mūsų 3 čempionės ir aišku, mums labai daug padėjo mūsų choreografas, mūsų Dmitrijaus komandoje taip pat dalyvavo žmonės Aleksėjus, turėjome apie 200 žmonių castingą, iš castingo, kaip matėt, buvo atsirinkta tiek, kiek buvo atsirinkta ir aišku, buvo dirbama per naktį, buvo dažomi plaukai, buvo formuojama. Na, žodžiu, rezultatas matėte, koks yra nuostabus, kaip sujungiai 2 stiprias jėgas, gaunasi labai geras rezultatas. Šią programą Vinokurovas prieš atvykdamas į Vilnių pristatė Paryžiuje ir Almatoje, o netrukus ją išvys Los Andželo mados mėgėjai. Na, o dabar žaidimas. Leidykla Algimantas prasidedančiam atostogų periodui išleido naują gausiai iliustruotą kelionių vadovo po Lietuvą. Visa turistinė Lietuva.